kalbinsim Palangos svečius visokiomis įvairiomis temomis. Pala, nepabėk. Duodu prezervatyvą, kad nesustatytum vaikų per anksti. Ačiū labai, jums viskas buvo. Prašyčiau, teta, paskutinį klausimą. Teta! Bet dabar aš jums užduosiu. Koks jūsų fetišas? Jūsų keisčiausia vieta, kur esat permiegoje. Gal turim nekaltų čia dabar? Aš kapinėse. Galiu iškart pasakyti, kapinėse. Pripisau su Rano panom ir, karoč, Andreliai man išprivartavo, karo. Tai palauk, o tai čia keliese jos buvo? 3. Tavo keisčiausia vieta, kur esi permiegojęs? Autobuse. Nieka, mano blogiau važyčiai. Žinai, autobuse neblogai, bet kaip autobuse tai įmanoma padaryti? Nebuvo žmonių? Nebuvo. Visiškai tuščias autobusas, tik vairuotojas? Ne. Ai, buvo žmonių, tai jūs ten taip patiliukais? Buvo labai jaunas. Labai jaunas, o dabar labai senas. Kokį 17. Tai ten jau keliai atsisėdo, ne? Kokį 17. O Jezau, nepilnametis. A, mergaitė buvo pilnametė, bet? Labai. Labai pilnametė. Čia mano labai geri draugai, tai norėčiau jūsų iš tikrųjų paklausti temų, kurių nesam gvildenę per baliuškas. Keisčiausia vieta, kur esat permiegoje? Pabandyk, dabar aš pagalvot man dar reikia. Ant skalbenkis. Ar įjungtos? Nu, tai aiškus, ką geriau būtų. O tavo? Ant virtuvinio. O jūs tokie labai būtiški esate, ne? Virtuvinio. Keisčiausia vieta, kur esat permiegoje? Miškas. Miškas? Akos brydis net varė su ragais. 4 nakties buvo. O vaikeli. A tai mašina ar lauke buvo? Lauke. Tiesiog miške. O tai tu sakai nekaltas? Puikiai proga susirasti dabar partnerę. Jo. Dar vardą primink? Dominikas. Dominikas iš Palangos ieško moters, kad patirtų savo pirmąjį kartą. Keisčiausia vieta jūsų, kur esat permiegoje? Baseinas. Miškas. Miškas kažkaip šiandien žiūriu eina į trasą, o tai baseinė kaip tenais vandenį ar išleistam baseinė? Džakuzi. A, džakuzi. Tu visai neblogai, o tavo miške mašinoje ar lauke? Ne, tai lauke. Lauke, matot, kaip gerai, kad vėdiskus net bėgo. Įdomiausia vieta, kur esi turėjęs seksą? Ne tai, kad įdomiausia, galbūt standartinė Palanga, tai kopos. O Jezu, kopa. Patogu. Smėlis už pakalį lenda. Tavo keisčiausia dabar sekso vieta? Uošvinės kiemas. Vau, čia visi, žinai, miškas, kopos, uošvinės kiemas. Uošvinė matė? Uošvinės krūmai. Jau čia visi serbentai nubirėjo. Kaip ir lapeliai, tai tikrai. Keisčiausia vieta, kur esat permiegoje? Davai, keisčiausia. Kopose. Palangoj. Pirmą kartą. Su smėlio užpakalė, ne? Butukį. Butukį? Tai bute? Taip. Gerai, o kur jūsų įvyko pirmas kartas standartiškai lovoje, ar radot kažkokią viečiukę, nes dažniausiai, tipo, į namus ne per silkį berną ir kažkur nutinka tai? Šiaip pirmas kartas buvo lovai, bet močiutės lovai. O tavo čia močiutė gyva, ar ne? Taip. O gerai, o ką jinai tuo metu veikia? Jos tiesiog tai buvo. Atostogavo. Nu gerai, labai skaitų. Grįžom iš miesto ir gavosi taip. Gerai, o dabar jūsų tokia keisčiausia vieta, kur esat permiegoje? Blema, pavarykit. Nu kažkur esat keistai ant skalbenkės, vibruojančios mašinoje. Skalbenkė ant grindų. Kopų ir nesakyk, smėlis šiknuoja čia visiems palangiškiams. Taip. Blema. Kur? Mašina, vienintelė daugiau kažko labai mandro neturi. O didelė mašina maža buvo? Normali. Ta normali, čia kokia mašina buvo? Sedanas. Tai buvo. Palanko. Sabas ar Bamsas? Nu, tai ir savas. Tai čia buvo ir ten. Mašina ekspertai. Keisčiausia vieta, kur esat permiegoje? Tu čia su patirtimi jau panelė, tikrai kažkur jau esi nušovęs kokiose kopose viečiuke? Neteko dar, neteko. Ne, o tau? Neteko įdomiose vietose. Visai jokiose, matote, jau dar bus įdomių vietų, nes man bus, taip. Sus mane tai buvo bažnyčia, aš žiauriau nukirtau. Bažnyčia? Bažnyčia, bet apleistoja, čia dėjau ten. Buvau per vestuvės pačias. Žiedau žmonę ir varom. Varom, mažutė, pirmą naktį mes sudarysi.
vis tiek jau esi permiegojęs, turėjęs tokią kažkokią vietą, kur tau būtų labai įsimintinas? Įsimintina buvo sode. Sodas turi terasą ir ta terasa labai jau taip atvirai matosi. Tai biškai nejauku buvo, bet jeigu mergina nori, tai kas aš toks, kad aš jai priešinčiaus. O tai kaimynų namai matėsi? Matėsi ir kaimynų namai. Lemba, bet supranti, kas čia būna tas adrenalinas, kai yra kiti žmonės, kuriem patinka, kai tame ir įdomumas, tame ir įdomumas. Jo, ten vieši visokie tualetai, žinot, kai būna ten, kur nors mašino, autostradai sustoja savadinis įjungas, lemba, būna tokių žmonių ir šiaip nežinau, kaip tau pačiam tai buvo, kaip patiko? Reiktų porą kartų pabandyti, kad įsijausti. Iš pradžių biškai nejauku, šitą jeigu iškirpsi, tai ėjo moteris su vežimuku. tai, nuotaika šiek tiek pagadino, bet šiaip įpras galima. Man tai patinka. Moteris su vežimuku. Ne moteris su vežimuku, tos vietos, kur, žinai, maža prigaus. Mama, tetė jis kambarį, kaimyns pro langą pabarškins, cukrus paprašys. Gerai, jūsų keisčiausia vieta, kur esat permiegoję? Rūbinė. Čia sporto salės Rūbinė, baseinė? Maksimos persirengimo Rūbinė. Čia gera. Eik, tu. Aš nežinau. Nu, kažkur esi, gal kokioj kopai, kur smėlės lindo į rūrą. Mane būtent. Nėra. Keisčiausia vieta čia. Drauga būtent. Eik, tu savę tavo vieta, žinok, žiauriai gera. Kaip čia taip sugalvoti reikėjo? Tai jinai užėjo, jinai matavosi rūbus ir tu užėjai, tai pasimatokim draugiškai. Ir paprašiau, kad užėjai. Pliava, ne šitas labai gerai. Titas. Alans. Paulius. Arnas. Vai, kokie jaunuoliai. Tai esate iš Palangos ar iš kažkur dabar atvykę? Ne vietiniai. Ne vietiniai, iš kur esat? Iš Šiaulių. Telšė. Šiauliai. O tai kaip tu čia atsiradai iš Telšių, tarp Šiaulių? Kaip tu čia atsiradai? Susipažinau. Iš Marso šias bėdžiau. Iš Marso. O visi praradę nekaltybės? Nu dar ne. 18 pradau. Škotijos kalnuos. Kalnuose? Jo, palapiniai. Tai tu gal čia galėtum traktuoti kaip ir keisčiausią vietą savo tokią? Jo, čia, aš tipo nekalybs nenorėjau prarasti, tipo, norėjau suprog, žinot, su tam tikra pana, bet, tuos kalnuos pripisau su random panom ir, karoč, Andreliai man išprivartavo, karo. Tai palauk, o tai čia keliese jos buvo? 3. Bet, aš negalėjau priešintis. Jeigu mane 3 bernai, žinok, nežinau, ar aš būčiau... 3 panos. Bet jeigu mane 3 bernai, aš galvoju, kad čia turėčiau pasipriešinimo galimybę. Aš nesipriešinau, bet mėginau. Blemba, šiaip gerą vietą, iš tikrųjų, žiauriai, fainai. Turėjo būti romantika. Jo, buvo labai plikiai maudėmės, ten vandenį, karoč. Gerai, fainai buvo iš tikrųjų. Ar narungsit draugelį dabar savo, ar yra keistesnių vietų negu jisai? Nepraradęs aš. Aš irgi ne. Aš dar laukiu, man nieks neduoda. O, Dieve, kaip miela! Aš irgi laukiu. Tai tu iš draugelių išustrausi? Man nieks neduoda, mes abudu laukiam. Tai iš tų draugelių tu vienintelis, kuris iškart 3 pavarei. Nu, tipo jo. Ko nepasidalinai? Nepažinau dar jo. Reikia būti iš Telšio. Va tada įgausi daugiau. Konkrečiai, eik tu savai, žiauriai gerai. Tai ką ten veikėte jūs taip palapiniai daugiau? Buvo kas nors, kas labai tau patiko? Ne, įsimintiniausiai buvo, kai aš gerts ten judu ir pastumė ir tiesiog pradėjai bypčiau. Tai gerai, o be bala, tai pimpala čiup, tai yra pimpala čiup. O pats atsakai kažką, pavyzdžiui, palaižymų? Nefuja, žinau, aš labai gerts buvau, tai man ten pohai buvo iš tikrųjų vis. Ir dar keiščiausia buvo, kad prie pat brolis mėgo į palapiniai, tai... Tai tu atėmei 3, su broliu net nepasidalinai? Ne, brolis irgi vieno turėjo, bet... Ai, be brolis vieno, jisai 3 pasiėmė, ko ne gyvenimas? Man pohai buvo. Aš čia dabar tu būsi vienas geidžiamiausių Lietuvos jaunikių, žinau, kad su 3 apsitvarkiai. Sako, būsi vienas geidžiamiausių jaunikių, kad su 3 apsitvarkiai, žinai. Paskutinis be pans man pasakoja, kad nusteba
Anos, tipo, saik pirmą kartą, Gezas 2 kartus pamalonint per 1 kartą. Nu, 2 kartus orgazmą per 1 kartą gautai. O jūsų keisčiausia vieta, kur esat permiegojusios? Jau kaip supratau? Turiu. Buvom atostogose Kipre, ant pilies, aukštai. Žmonės lipo, mes... Tas jausmas, kai kažkas tave stebi, mažu pastebės. Nepastebės, bet greičiau nesuoja ateis. Lemba, tai gerai, dabar net suformulavau kitą klausimą, o tau? Ne, man tai... Aš tik kopose. Kopose. Gerai, tai mano klausimas, kai ten viską reikia greičiau padaryti, dažniausiai jie viską daro labai greitai ir kvaps, ten stipriau viską. O kaip jums patinka, kai švelniau, ar kai stipriau, ar turi kombinuoti viską? Greitai. Greitai. Greitai ir grubiai. Man tai nepatinka. Švelniai? Tai nepatinka. Ne, greitai man nepatinka. Tai reiškia, tau patinka tokia daugiau romantika, kai švelniau viskas. Švelniom. Varom. Jūsų keisčiausia vieta, kur esat permiegoję. Gal turim nekaltų čia dabar? Aš kapinėse. Galiu iškart pasakyti, kapinėse. Lamba! Aš kapinėse. Gerai, bandom pramušti kapinės. Nu, pas mane yra kapinės, rusų kapinės. Tai jau čia gal kartu? Ne. Bet galim kapinėse kartu. Einam padarom tai, kas daugiausiai išmuša kriaušę, tas labiausiai myli babus. O tavo keisčiausia vieta, kur tu esi permiegojęs? Mano keisčiausia vieta, kur aš esu... Aš manau, Basanavičiaus gatvė. Man atrodo, esi nekaltas. Mano tai degalinė gal, degalinė. Degalinė, Circle K. Ne reklama, bet Circle K. Ne, Circle K. O jūsų vietos? Tai čia galvoju. Jozita. Ant mašinos kapos. Tavęs neprakirs niekas, žinok. Aš manau, nieks neprakirs. Aš bažnyčioje, bet jau tu ant kapų. Bažnyčiai. Nu, bažnyčiai rimčiau negu prie kapų. Mano kunigas. Ne, ten buvo bent apleista, o kaip kapinės apleistos, ar ten buvo, kur ten reina laidoja šalia? Bet asmeniškai aš galiu... Skaitosi naujosios Molėtų kapinės. O aš galiu pasisakyti, šiaip asmeniškai mano buvo karščiausias, nes aš pirtyje. Va, šitas tai suprantas. Turbūt, kad bus tiesiog prie pagrindinę kelią kažkur. Man buvo 15 metų. Prie pagrindinę kelią. Tiesiog, random. Tai gerai, kokios bridis neišlėkė, neįdūrė į rūrą. Tai jei ir bridis būtų tilpęs. Wow. Nežinau, nevaryk į kompromatą. Skaičius arba herbas. Jeigu šitą tavo, tu man duodi per veidą. Jeigu šitą mano, tu man duodi bučką. Ar žaidžiam? Herbas, skaičius. Kuris? Herbas. Herbas? Važiuojam. Skaičius. Skaičius, kas dabar? Bučką man turi duoti. Okay. Taip, užgaudėt irgi. Ką jūs darot? Ką jūs filmuojate? O mes filmuojame iš tikrųjų, pažintis, klausinėm visokių įdomesnių klausimų. Taip. Tai gerai, wow, atrodai, wow, palauk, reiks susikaupti dabar pačiai. Čia taip riebuoliai, vardas. Elmas. Labai malonu, klausyk, kad tu čia iš Palangos ar iš kur toks? Iš Vilniaus. Šiandien parėm. Tai matau, kad pajūry tokių nesutikau. Pasimečiau. Gerai, klausyk, paklausiu klausimą, jaučiu, tu makas tūpo, ar lengva tau susirasti paną? Nu, jo, ganėtinai. Vienos nakties nuotykiam? Ganėtinai taip. Būna visko. Klausimas, keisčiausia vieta, kur esi permiegojęs? Keisčiausia? Prie ežero, kai buvo žmonių aplinkui. Čia būtų keisčiausia. Tas, kaip tave stebi žmonės, tokį suteikia adrenalino pajūtį. Bet jo, buvo toks įdomus, tipo visai. O, matai, kaip gerai. Kaip manai, ar merginams svarbu yra penio dydis? Aš manau, kad galbūt technika labiau svarbiau. Manau, kad technika svarbiau. Tai gali būti mažas, bet svarbu technika. Nu, aišku, tipo, toks nieko nepadarys. Bet ten, kur taip pakutens. Jo, būtent. Nu, žiūri, fanai, blemba, taip, netekau! Labai gražiai atrodai, labai. Ačiū tau. Ačiū. Viskas, iki. Pala, nepabėk. Nuodu prezervatyvą, kad aš sustatytum vaikų per anksti. Teta, paskutinį klausimą. Teta!
Bet dabar aš jums užduosiu. Koks jūsų fetišas? Neiškirkit. Wow, Koks jūsų fetišas? Koks jūsų fetišas? Gal kažkiek smurtas, sakyčiau? Smurtas? Tai jeigu norite, aš jumis galiu pasmaukti šią naktį. Jums dar reikia stieptis, žinokit, vaikėtai. O dabar dėl to, kad jau jūs dar jauni, kaip supratau, vaikų tikrai jums nereikia, duodam dovanų nuo pažinčių XXX po prezervatyvą. Ačiū labai. Nu tai mažo prireiks. Gal šiandien... Gerai, bet tai... Ne, duok draugą. Pala. Tavo draugai yra nekalti, supranti, nu tai jiems gali prireikti po antrą. Prireiks, tai pasilaikyk, netiduok. O kitoj pusėje yra dar prisijungimo kodas, tai jeigu nepaei, žinokit, užsiregistruokit, mažu ten rasit kokią sugar mommy. Ir tu čia, sugar mommy. Bet čia liūdėsi, žinokit, Palangoj kol kas žiūri. Mama ir, žinokit. Bleba, iš to parodyk. Pasižiūrėsim. Gerai, Žanaja, labai fainai. Bleba, gerai pavarėjai, žiauriai gerai. Na, jeigu čia nepasiseks, galbūt pažindys XXX pasiseks. Ačiū Jums labai fainai pakalbėt. Labai ačiū Jums, berniukai. Dieve mano, kiek vyram sukabinimų gausiu, sapnuosi paskui Jumis. Dėkui. Du. Mažos tos dvi kokios pareis. Čia yra prezervatyvai nuo pažinčių XXX ir yra narystės. Tai jeigu šiandien nieko nerasi, bet toks simpatiškas, fainas, protingas, tikrai manau, kad rasi. Jeigu ką, planas B visą laiką. Planas B yra kitoj pusėje, užsiregistruok, manau, ten surasi, bet šiaip labai ačiū tau. Kaip fainai vakaliu, net noriu apkabinti. Labai ačiū tau, nuoširdžiai. Tai šiandieną tiek. Kviečiame Jumis prisijungti į mūsų YouTube kanalą, subscribinkit, laikinkit, komentuokit ir pasimatysime kitose epizoduose.